Mes šiandieną išsimiegojom viešbutyje, geriau negu įprastai, negu visas anas naktis, nekando nejuodai, turėjom kondicionierių, viskas gerai, pailsėjom ir atėjom pusryčiauti. Tai jau pasiėmė maisto, po to naisiu parodysiu, ką turim valgyti, o dabar paprašėm sviesto. Tai atnešė lėkštę sviesto ir sakė, prašom, valgykite. Tai gal ir neblogas servisas. Tai pavalgom ir parodysiu, kokį maistą čia turim pasirinkimą. Na štai, mes pavalgėm, tai rodau, ką turėjom. Kavos aparatas, kava, normali viešbutinė kava. Pienas ir jogurtas, karštas vanduo, daug arbatų, skirtingos stiklinės visiems atvejam. Sulčio aparatas, man tai pribėgo obuolių sultis, man greipfrutų ne, bet miusli ir sausi pusryčiai, uogienės, čia tokia apsimestinė, grietinė, kažkokie padažiukai. Šitas kaip ir atrodo kaip pyragas, bet buvo labai surus, nesupratomės, kas ten buvo neskanu. Sūris mėsytė, varškė, dar sūris, čia vafliai kažkokie irgi ant klaustuko, kas čia yra. Virtas kiaušinis, agurkai, pomidorai, skirtingų variacijų kiaušiniai, grilintos daržovės, skrebutis su kiaušiniu ir galbūt sūriu, scramble eggs, bulvės, blynai ir kažkokios pupos. Tai va, tik tai tiek to maisto ir yra. Mums per akis, ką pavalgyti radom, tai smagu. Keliom dienom gerai, bet kadangi gyvensim savaitę, tai tikimės, kad pasikeis maistas. Tai va, o dabar keliaujame išsikeisti pinigų. Planuojam nupirkti vėl gėlių treneriai Astai, nes šiandieną vėl dalyvauja varžybose nuo 3 metrų šiandien jau. Ir planuojam, kad bus medalis ir gal vėlgi pasiseks ir pavyks sušokinėti taip, kad būtų auksas, o be gėlių nesmagu. Tai vat, viską parodysim, o po to važiuojam į baseiną. Šokinėja šiandien trenerė Asta ir Džonas. Aš poilsiauju, tai turim laisvą popietę, tai planuoju važiuoti į miestą. Mes nuo namų praėjom 3 minutės turbūt, radom iš karto, kur išsikeisti pinigų, pilna vaistinių ir užsukus čiučiut už kampo turgus. Tai einam kartu pasižiūrėti, kas čia per turgus, ką parduoda ir kokios kainos. Va, moterytė vaiko muses, žurnalai, va dar viena keitikla. Praėjom, tai čia lygiai pusę. Pamečiau mantą, radau mantą. Va, riešutai, trešnis. Kainos 115 pinigų yra 1 euras. Tai 800 greičiausiai už kilogramą 8 doleriai. Taigi avietės išsiaiškinom, kad pigiau. Pasižiūrėkit, kokios figos dydžio. Kosmosas. Oho, avietės po 10 eurų kilogramas, bet gigantiškos, net gervagės parduoda. Trešnis, nektarinai po eurą ir po 1,5. Taip labai grubiai skaičiuojam, bet grybai tikrai nematyti mum. Va, labai gražių gėlių yra ir kapininių, ir nekapininių. Pomidorai. Aš galbūt lietuviškam turgui buvau labai seniai, bet kažkaip čia viskas daug didesnis atrodo. Bulkinė. Ir va, iš karto prašom, yra ir higienos prekių, ir akinių nuo saulės, ir visko kita. Einam ieškoti ko nors įdomaus ir jeigu ką, dar prisijungsim. Na štai, mes jau baseine, kaip galite pastebėti. Atvažiavom, aš eisiu pašokinėti, pasitreniruoti, kadangi varžybų neturiu. O mama su Džonu šiandien dalyvauja varžybose, mamai varžybos nuo 3 metrų, o Džonui nuo 1 metro. Eime pasiteirausim, kaip jie laikosi.
Štai ir mama, trenerė Asta, kaip jūs jaučiate šiandieną? Viskas žymiai geriau, bet dar laukiam varžybų. Štai mūsų kolektyvas. John, how are you? Hello. Hi, how are you? Terrific. Kaip Mantas šiandien laikosi? Dar nežinau. Dar neprabudęs. Šokinėja dabar 3 metrai jauni vyrukai. Štai taip baseinas, visi ruošiasi, dirba. Šiandien oras puikus. Šilta, gerai, gražu. Tik tai kai šokinėja, tai ta saulė dažniausiai trukdo. Tai vat ir vakar mano varžybose irgi saulė švietė, buvo truputėlį diskomfortiška, nes kartais šuolio metu jinai papuola tiksliai į akis. Tai nelabai patogu, bet viskas tvarkoj. Varžybos atviram baseine visada kitokios negu uždaram. Mes varom sportuoti ir susitiksim greitų metu. Mr. Jonas. Taigi aš prasišokinėjau, beveik spėjau praeiti visus šuolius per trumpą laiką. Tai treniruotė kaip ir baigta. Dabar Jonas pradeda savo varžybas nuo 1 metro. Linkėsim jam sėkmės ir būtinai žiūrėsim ir palaikysim jį. Ir jūs palinkėkit mums sėkmės. O po Jono varžybų šokinėja trenerė Asta. Šoka Jonas. It's 6.5, 7.5, 8, 8. Age group 85 to 89. 401B. Eight. 85 to 89. Finalinis šuolis. 5122D. Patys sunkiausi programos šuolį daro. Beveik pavyko, buvo sunkiausias programos šuolis. Six and a half, Balus 6.5, gavo 7.5, gerus. 7. Thank you. Mūsų čempionas. Joe, how are you? How... Good. I feel good about that. There was a lot of fun. The judges were very fair. Frederick, age group 70 to 9, 74. 7.5. 5211. Thank you. So you're happy about your competition? Of course I'm happy because it's sunshine, you know? Liuks, laukiam dabar trenerės Astos varžybų. Ar tik šitas vyras nebuvo ką tik išsimaudyti? Buvo. Kaip jaučiamės po pasipliškenimo?
Geriau. Geriau biški šiandien karšta labai, ne? Šiandien Va šitam baseine maudėsi. Kaip vanduo? šaltas ir purvinas. Šaltas ir purvinas. Bet jautiesi geriau? Tikrai taip. Liuks. Eight, 7.5, 8, 8.5, 8.5. Labai gerai. The silver medalist from Lithuania, Asta Girdauskienė. And the gold medalist from Netherlands, Yvonne van der Meer. Bėk. Taigi mes pabaigėm varžybas, apsidovanojom ir nusprendė vyresnėliai pailsėti, o mes ateit pavalgyti prekybos centrą ir po to važiuosim pasivaikščioti po senamiestį miestą, viską ką rasim. Pasiėmėm valgyti azijiečiuose, jūs pasižiūrėkit, kokio dydžio yra maža porcija. Čia yra mano. O čia yra Manto. Pas Mantą turbūt vištos pridėta kokį 12 gabaliukų. Ir dėžutės išsipūtusios maksimaliai kiek tik įmanoma. Kaip tavo nuojauta, tu suvalgysi tiek? Aš irgi manau, kad teks palikti arba išsinešti. Nežinau, bet maisto labai daug, o sumokėjom apie 15 eurų jau su atsigėrimu. Tai stebėtina, bet maisto kainos bent jau šitoj vietoj kaip ir skamba labai nebrangiai. Tai vat, mums skanaus, o jūs nepamirškite paspausti like ir pafollowinti kanalo ir žiūrėkite toliau. Na, tai kaip ir sakėm, nesuvalgėme tų makaronų ir išėjom pasivaikščioti po prekybos centrą. Ir jums taip pat parodysim serbišką prekybcentrį. Kas nežino, tai mes su Manto esame mėgėjai skirtingose šalyse užvažiuoti į prekybos centrą, pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo, kokios čia parduotuvės yra ir ką galima rasti ir gauti. Tai šiandieną parodysim ir jums Serbijos Belgrado prekybos centrą.
ir apėjome visus 3 aukštus. Nieko labai skirtingo negu pas mus Lietuvoje turbūt nėra. Visos parduotuvės panašios, bet nusprendėm, kad daugiausia šitam prekybos centre turbūt yra sportinių parduotuvių su sportiniais rūbais ir panašiai. Tai tame gal skirtumas, o šiaip prekybos centras kaip prekybos centras. Laukiam savo likusios komandos ir važiuosim į miestą arba į senamiestį. Ten irgi būtinai pafilmuosim. Na, mes pagaliau išjudėjome į miestą. Truputėlį nurimo karštis. Tai galima jau gyventi ir smagiai maloniai vaikščioti. Štai ten visa komanda eina. Džonis visas baltas šviesus, kaip visada matosi. Ir mama su Kostu. Tai atvykome į skverą. Į vieną iš lankytinų vietų. Tai žiūrėsim viską, parodysim, ką pamatysim įdomaus. Štai čia yra nacionalinis muziejus, labai gražus. Turim kažkokį arklį, labiau senovinį pastatą. Autobusai. Ir tenai buvo nacionalinis teatras, tai parodysim jį dar geriau, kai grįšim, bet va, didelis pastatas, va, 1922, o įėjimas štai čia, nacionalinis teatras. Didelis, atrodo įspūdingai. Daug, šiandien šeštadienis, oras geras, visi fotografuojasi. Daug kavinukių. Aš manau, kad bus truputėlį panašu į mūsų Laisvės alėją. Bet kol kas keliaujam, žiūrim, kai bus kažkas įdomaus, būtinai įjungsiu, parodysiu. O štai ir pirmieji įdomumai. Kondicionieriai visiškai atvirai po lauke, be jokių skėčių, sienų ar kažko, tiesiog šaldo gatvę. Nu, arba tai padaryta, žinoma, žmonių geroviai, kad jiem būtų vėsiau. Fontanas, kur maudosi vaikai ir labai mielai paslėpta kavinukė. Štai dar vienas fontanas. Jau 3 fontanas mieste, tai įdomu, nes greičiausiai visai mėgsta jie fontanus, ko negalėčiau pasakyti apie bent jau Kauną, tai tikrai. Tai va, to išsirenkam, į kurią pusę keliausim. Matau, kad jau yra suvenyrų štai toj pusėje. Kaip visada dalina atvirutes, skrajutes ir viską kitą. O štai ir miesto grožiai, pagrindinė pėsčiųjų gatvė. Nieko neskaitėm, tai pavadinimų nežinau. Man tas pamatė, aš nemačiau. Klaunas išsipaišęs vaikšto su klauno batais, bet draugauti nenori. O! Štai turi ir savo vežimuką ir pardavinėja kažką tais, balionus. Nu, gal visai ir įdomu, gyvenimas verda, yra ir va, pagrindinės parduotuvės. Ir H&M'as, Zara, bet piešia, einam pažiūrėti ant stiklo piešia. Atrodo įdomi ir piešia vienodus paveikslėlius. Pagrindinė bažnyčia greičiausiai, bet tiksliai nežinome, nes informacijos neskaitėm apie tai. Parduotuvės su labai įdomia dekoracija, tai einam pasižiūrėti, iš balionų padaryti ledai, o parduotuvė tiesiog vaikiškų rūbų. Štai atrodo labai įdomiai, kaip tikri ledai. Įėjimas į mažą gatvelę su kavinukė. Ir galiu pasakyti, kad visai švaru,
kas negali nedžiuginti. Didelė panda, nusifotografuoti kainuoja 200 pinigų, tai beveik 2 eurus, o Mantas perduoda užuojautą, nes tikrai jai tikrai karšta, mums dar įmanoma, o jai tikrai karšta. O serbai turi nuojautą, kad taip pat kaip ir rusai yra labai tikintis, nes pardavinėja maldas visokias su netgi vardais, o parašyta, kad su visais vardais yra. Net ir magnetuką turi su mūsų nuostabiuoju tikrai, daug labai iš Rusijos, aš galiu sakyti, iš Sovietų Sąjungos ir panašiai, kas negali nestebinti, nors iš karto yra ir visokių žaislų ir visko kito. Tai įdomi suvenyrinė parduotuvė tokia, prekiauja vyrukas, kaip visada pilna apyrankių, vėduoklių, yra net ir skėčių, magnetukų visokių. Ten netgi galim pamatyti, kad yra ir pilnų treningų, kas stebina, bent jau mane tikrai, nes retai kur matau, kad pardavinėtų treningus, ne tik maikę, bet ir visą pilną treningą. Kioskelis didelis, štai ir pakabukai, maikės ir žaislai vaikams. O čia mūsų Lietuvoje jau seniai praėjusi mada numeriai su vardais, pakabukai, atvirutės, treningai ir gatvės muzika, kol nepabėgo, einam nufilmuosiu ir po to judėsim toliau su greičiausiai serbiškais tautiniais rūbais ir groja serbiška muzika. Senas dedukas, labai gražiai. Mantas pasiėmė ledų ir dabar aš pavydžiu, nes rytoj varžybos ir priimtas sprendimas neragauti. Ir sakėm, atvažiuosim po varžybų ir suvalgysim ledų kartu. Ar skanu tau? Ledai kaip ledai. Ledai kaip ledai, nes kitoj pusėje yra itališki ledai, tai reikės apsispręsti, kuriuos pirksime. O dabar keliaujam toliau žiūrėti, kasgi čia įdomaus. Pastatai tikrai gražus, reikia tik dažniau pakelti nosį į viršų. Dar vienas fontanas ir daro nuotraukas, senovinės nuotraukas. Čia nufotografuoja su tokiu aparatu. Retro. Ir tada vyksta visas veiksmas. Ir vyrukas padaro nuotraukas. Ir netgi gali, matau, įrėminti. Negaliu aš nustoti filmuoti, nes įdomių dalykų labai daug. Lėlės, gaila, dabar vyrukas tiesiog poilsiauja arba jam reikia sumokėti, bet turi ir pianiną, ir mikrofoną, ir užsiema veiksmais. Čia vyrukas piešia. Tenai trenerės užmatė rankų darbo kažkas tais, paroda. Čia nelabai mes suprantam, kas, bet dar paveikslų. Žmonių beprotiškai daug. Čia vyksta koncertas. Žmonės įdėmiai žiūri, eina ir mes pasižiūrėti. Čia ciela grupė groja. Rimti vyrukai. O ir vėl tie nuostabūs serbiški senų pastatų stogai. Mašinėlė. Labai gražu ir smagu. Labai džiaugiamės atradę dar suvenyrų, bet labiausiai tai patiko Benų vaistinė. Džiaugiamės pamatę kažką lietuviško ir čia panašu kaip lyg būtų maža mugė. Tai varom pasižiūrėti, kasgi čia vyksta, kągi čia parduoda.
labai daug vaikštom ir jau priėjom, pamirštam truputėlį filmuoti, nes grožimės vaizdais, priėjom iš principo, taip grubiai vardinkim, Laisvės alėjos pabaigą. Tenai toli matosi pilis, ją aplankysime kitą dieną. Dabar jau judam atgal, vis peržiūrim suvenyrus, ką pirksim. Jeigu kažką rasim, grįžę namo būtinai parodysim, o kol kas keliaujam atgal, nes turim dar vieną lokaciją, kurią norim papulti. Mūsų nuostabi trenerė Asta pamatė, sakė grįžk, nufilmuok. Ir tiesą pasakė, tokių nematėm, o parašyta ten kanalizacija bėgu per raudoną. Variau per raudoną kaip viesulas, viskas gerai, viskas pasisekė. Dangtis tikrai buvo gražus ir vertas dėmesio. Radom va tokį kioską, kur daro vardus ir nusprendėm vieniem iš draugų irgi parvežti dovanų, nerodysim, ką daro, kad nematytų. Darysim apyrankę, išrinkom spalvą, jūs galit parašyti komentaruose, kaip manot, kurią. Ir štai mums ten moteris labai skrupulingai daro vardelį. Užtruks, nežinau, porą minučių turbūt ir bus paruošta. Bet nerodysim, parodysim po grįžimo turbūt, kai jau atvešim lauktuvių. Taigi, o mes su šiais gražiais vaizdais šiandienai atsisveikinsim. Važiuojam į viešbutį praustis ir ilsėtis, rytoj laukia varžybų diena. Man tai daug filmuoti, mums sportuoti. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir palaikėt mus varžybose. Nepamirškit paspausti like, pafollowinti kanalą ir susitiksim rytoj. Ate!